Nu, sveikučiai. Va kokią techniką. Išgelbėjom. Multikas. Jau trečias šeimoje mūsų. Visas gyvenimo matęs. Nežinau. Nu Gorbačiovo laikų gal. Nejudytas. Baisokas, aišku, visas. Apaugęs. Bakas dingęs. Bandysim kažką čia su juo daryti. Nes komplektacija kaip multikarui tai visai sakyčiau nebloga. Bent jau priekinis stiklas sveikas, gyvas. O šiaip ką turim. Pažiūrėkim, ką čia mes turim. Svarbiausias dalykas blokiruotė yra. Multikaras be blokiruotės visai nepavažiuoja. Nieko gero. Taip apšargotas visas baisos. Biškį rusiškų prietaisų viduj. Start stopas. O, senovinis. Spynelės. To laikmečio. Sėdynės pavargė kaip interjeras. Nu, dar sakyčiau pusė velnio komplektacija. Bet ką dar mes turim, tai kūzavas, aišku. Cilindro tai nėra. Ir nebus. Bus, aišku, nusipirkt galima ir pasidaryti čia. Čia nėra labai didelė problema dėl to. Bet svarbiausia va yra zuikis ir vėžlys, kur nelabai gausi tokių dėžių. O čia tai yra pliusas didelis. Aišku, blokiruoti tilto stovi. Bandysim čia mes jį rescuint, kaip sakoma. O, parkopas, kablys, uaziko garantija. Tai va tokias yra aparatas. Ne pirmas ir ne paskutinis tikriausiai tai pas mane. Tai va. Vienas jau prikeltas žvėris. Tai va, kol kas tada tiek. Inkelsiu vėliau biškį, apšvarysimės į biškį. Bet dabar grybų yra.